Gerbiamieji, mėlieji. Taip kalbėti paprastai, bet kokią progą man tikrai nėra sudėtinga, tai mėgstu daryti ir noriu gal kitą kartą ir per daug. Bet šiandien nepaprastas jaudulys, dėl to netgi vieną kitą žodį ir pasirašiau. Su didžiausia pagarba ir dėkingumu priimu šitą garbingą vardą. Jaučiuosi gana keistai ir ne visai savo rogėse. Tikėkit manim. Niekada negalvojau, kad mano toks paprastas gyvenimas, tokie kasdieniniai, paprasti darbai gali sulaukti tokio aukšto įvertinimo. Dėkuoju visiems tiems, kurie mane supa, mane supranta, pakenčia, toleruoja, remia ir palaiko. Dėkuoju tiems, kurie man padeda ir gyventi, ir dirbti, ir kurti, ir įgyvendinti savo sumanymus, siekti mažų ir didesnių laimėjimų. Dėkuoju tiems, kurie manimi pasitikė ir šitaip vertina. Turbūt gyventi su tokiu vardu bus labai nepaprasta. Tai tikrai didžiulis įsipareigojimas. Kągi, nuoširdžiai stengsiuosi ir toliau gyventi, dirbti čia, Ukmergėje, mieste, kuris man tapo toksai savas, artimas, brangus. Ir toliau darysiu viską, ką moku, ką sugebu, ką galiu. Visą tai, kad viskas būtų teisinga, naudinga, vertinga ir garbinga. Ačiū. Dėkuoju Jūratei. Ukmergės rajono garbės pilietę pasveikinti kviečiu Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkę Loretą Graužinienę. Miela Jūrate, leiskite man į jūs kreiptis. Turbūt nėra žmogaus Ukmergėje, kuris nepažintų jūsų, kuris negirdėtų jūsų dainų ar jūsų auklėtinių skambių balsų. Ir man be galo smagu, kad šiais metais garbės piliečio vardas yra suteiktas būtent mokytojai. Ir tai savotiškai simboliška, baigėsi mokslo metai ir šitoks svarbus ir geras ir didelis įvertinimas. Miela Jūrate, mane jūs visada žavite savo energiją, savo vidinę energiją, kurios, nežinau, reikia pavydėti, vidinių tokių norų uždegti visus. Ir jūsų, tos skambančios sutartinės, jos tiesiog, kada jas girdi, jos paskui ilgai išlieka atmintyje. Taigi noriu padėkoti ir už tai, kad jūs puoselėjate mūsų tautinę kultūrą, tautinį paveldą, perduodate ateities kartoms, nes tai yra labai svarbu, nes taip perduodama meilė mūsų tėvynei Lietuvai. Ačiū labai, Jūrate. Sėkmės toliau.